Karys, automatas, o čia Latvijos. Viskas nebėra. Kojas, va. Nepatikėsit, važiuoju. Vanduo ant žemės. Nepravažiuosi. Labas rytas. Šiandien jau geriau mėgau, ne idealiai, bet vis tiek pabudau 5, bet neblogai. Vėjas visiškai netalžė palapinės, tai kaip ir problemų nebuvo. Va koks vaizdas iš palapinės. Nelabai gal matas, kaip tik saulė kyla. Na, nauja diena, žiūrėsim, ką duos. Rodo, lietaus nebus, bet debesuota. Kelsimės, pusryčiausim, judėsim link Kolkos. Let's go. Atsikėliau, pradėjau pakuotis, dabar papusryčiauti reiks ir važiuoti. Šiandien važiuojam link Kolkos, tada link upės Irbė, ten yra stovyklavietė. Ten upė įteka į jūrą ir stovyklavietė kaip tik toje vietoje. Galima tiek jūrai maudytis, tiek upėje. Na ir tada judėsim jau rytoj į namų pusę. Kol kas planas toks, kaip viskas bus neaišku. Saulė išlindo, kraunu powerbanką, tikiuosi paskraus, nes po pietų žada vėl debesis, tai neaišku, kiek čia bus. Va, powerbankas kraunasi. Kiek čia rodo? 1,2 amperio. Taip, kur čia mano virtuvėlė? Vanduo užvirė. O čia, kad galima būtų puodus kaisti ar keptuvę. Dešrelės pirmiausia. Kepa. Skrunda. Kiaušiukai. Visi sveiki. Žiūriu, va, truputį druskytės ir pipiriukų. Nespėjau vis dėlto aliejaus reikėjo įpilti, bet yra kaip yra. Pusryčiai paruošti, aš čia nuo vėjo vakar, kai slėpiausi nendrynuose šituos, reikia tikriausiai eiti pusryčiauti į pliažą. Čia, vat, kažkur atsisėsim ir su tokiu vaizdu į jūrą pavalgysim. Kėdutė. Turiu va sausainiuko dar prie kavytės. Na va, ir galima pusryčiauti, skanaus. Viskas, susirinkau viską. Pasiruošęs, galim važiuoti. Pažiūrėjau, iki Kolkos Iškišulio 8, kažkas 9 kilometrai, bet prieš tai reikės į Kolkos miestelį užvažiuoti, nes tai paskutinis miestelis, jau tada nieko nebebus. Ir, bus ten kaimai su 5 žmonėm gal. Ir vandens reikia nusipirkti, kad užtektų šiandienai. Ir dar rytoj, nes rytoj irgi neaišku, kada stosiu, kada bus jau kažkoks miestas, kur būtų vandens galima, kur parduotuvės būtų. Važiuoju dabar, iš čia net matosi. Va, iki ten. Ten ir yra Iškišulys, dabar 8 beveik. 8, tai vakar 8 liktai išvažiavom, šiandien irgi 8 išjudam. Gerai, judam. Tell me, baby,
Bevažiuojant, atradau kažkokius griuvėsius. Kas čia buvo tokio? Vieta tai gera prie jūros. Bet vat yra aikštelė net. Gal atvažiuoti iki čia. Kelias, aikštelė. Net elektrą atvesta. Ir čia tikrai nesenai pasikraut galima buvo. Telefonas. Įdomu būtų žinot, kas čia tokia buvo. Ir kodėl vat prie vidury niekur, čia nieko aplinkai nėra. Bandom išmastyti. Čia vartai. Pakyla, vat kažkokia, nežinau, valčių statyba, gamyba, kokias valtis čia gaminamos. Ar šiaip žvejyba buvo susijęs su žvejyba gal. Valtis atplaukdavo čia, koks cechas žuvų perdirbimo. Po tos griuvėsius vat vaikščiau, kas čia tokie prilipo. Tokie mažučiai. Artėjam. Kažkur turėtų būti nusukimas iš pliažo į miestą. Reiks išsukti. Iš paplūdimio įlindau, įvažiavau, kad į miestą pakliūt. Miestas Kolka, miestelis. Bandau spėt 1000 gyventojų. Paskui patikrinsiu Wikipedijai. Nusipirkau vandens daug, nes nei šiandien jau viskas nebebus, nei rytoj pusę dienos nebus nei parduotuvė nieko. Patikrinau, kiek šitoje Kolkoje gyvena, tai 700. Parduotuvėje nieko nėra, vandens beveik nėra. Paskutiniai ten negazuoto, jeigu vandens. Paskutiniai buteliai. Neskylė, norėjau sakyti skylė. Neskylė, bet čia jau, galas, čia jau nieko, nežinau. Čia. Dėl 700 žmonių gal čia nieko neveža. Arba, jeigu atveža, labai greit viską išpirk. Parduot sausų skaldytų malkų. Kolkas, Koklatajo, ansambla koncertas. Važiuojam pro Kolką. 2 kilometrai liko. Iki pačio to rago, Kolkos rago. Dar sustojau degalinį, nusipirkau atsuktuvą kryžminį, nes nepasiėmiau, neturėjau, o man su dviračio koja šitą. Atsisuka varžtai, nesilaiko, ten nežinau. Nors aš juos priveržiau, bet jie vis atsisuka kažkaip. Tai nusipirkau, tai prisiveržiau, nes statau dviratis virs jau bando, nes labai laisva ten viskas. Cerkvė kažkokia. Iš akmenų ir plytų sumūryta. Jūra, mano jūra. O čia nepravažiuosim. Medžiai. Gerai, važiuosim keliu. Gražu, tai gražu. Bet čia žiauriai daug
medžių privartyta, bet įdomu, kodėl. Ir būtent čia, šitoje vietoje. Gal čia vėjas daug stipresnis kažkaip gaunas, nes tas ragas ir dažnai pučia iš kitur. Nu, iš kitos pusės kažkaip nežinau. Nuo jūros, o ne įlankoje, tai tikrai vėjas turėtų būti stipresnis. Ir čia ko gero kažkaip pučia ton pusinai, vat, gaunas ir varto tuos medžius. Tai ir prie Kolkos. Kažkaip aš kai žiūrėjau, mačiau fotografijas ir video, tas iškyšulys atrodė daug didesnis. Čia gal nežinau, gal vandens daugiau yra. Per atoslūgį gal labiau jisai matos, nes dabar tiesiog toks mažutis iškyšulys, vat priekis išeina ir tiek. Ir gaunas toj pusėj Baltijos jūra, iškyšulys ir čia jau įlanka. Na, aš pradėjau išvis pirmą naktį kažkur tikriausiai ten toli. Lietuviai dar iš Žemaitijos paprašė nufotografuoti. Dviračių kojeliai, krantai, varžtas, vien žodžiu, sukas ir nieks nebesisuka. Sriegis prasisuko, labai minkštas metalas ir viskas. Bandžiau dar priverš, bet nieko nesigauna. Tai labai, dar dviratis labai sunkus, vandens prisipirkau, tai kažkaip reikia stengtis nestatyti ant kojelės, nes pastatai vieną kartą gerai, pakeli, antrą kartą statai, jau viskas, jau svyra per daug, nes jau kleba visą. Tai aš atvažiavau iš ten. Čia atvažiavom. Kolkos ragas, iškyšulys ir dabar šitą pakrantę važiuoju ten. Baltijos jau tikrai Baltijos jūros pakrantė, nebe įlankas Rygos. Tai mes čia esam, Kolkos ragas, iškyšulys. O pradėjau iš čia. Pirma nakvynė buvo čia, antra kažkur čia, dabar esam iškyšuly ir važiuoju čia. Ir tada grįžinėsiu kažkaip taip atgal. Yra paminklas jūros panemtiem rašosi, jūros paimtiem atminimą visi, kas nuskendo, kas žuvo jūroje. Aš šiaip iš Latvijos vieną girdėjau, jis pasakojo, kad labai turistai tiesiog eina grinai per šitą kiaurimę, kuri yra, uolos ten, jie tiesiog praeina, fotografuojasi. Aš nežinau kodėl, ar tikrai tiesa ar ne, bet jis sakė, kad taip čia yra kaip kapų paminklas ir negalima, tai negeras ženklas. Bent jau jis tai pasakė, nežinau. Štai dar vienas žemėlapis rodo, koks buvo iškyšulys ir koks dabar, aš prieš 100 metų. Koks buvo, vis mažėja ir 2004 liko. Tik tai toks. Sakau, kad ir nuotraukos daug didesnis buvo kažkada. Ką dar pavyko iš stendo sužinoti, tai labai buvo sąsiauris svarbus karinių požiūrių, nes įėjimas į Rygą per Rygos įlanką jau po Molotovo-Ribentropo pakto sovietai bazės
karinės čia įsirengė. Po antro pasaulinio karo tapo SSRS siena, buvo uždrausta žvejyba, judėjimas pakrantė, žmonės, kurie gyveno aplink kaimuose, buvo priversti išsikraustyti. Vėliau buvo įrengta radioteleskopas Virak kažkoksai. Tai dabar tas Virak yra moksliniams tyrimams. Nežinau, gal čia jisai šitas koks radioteleskopas ar čia šiaip kažkokia. Ne, čia gal radio bokštas. Vat ir privažiavimas čia pagrindinė gaunasi. Kolkos informacinis centras. Aikštelė automobiliams. Kavinukė kažkokia. Tai čia visi suvažiuoja ir tada jau eina. O, yra tualetai. Štai ten kavinukė, matau. Taip tylu nesinori, šūkau čia, taip stengiuosi tyliai kalbėti. Lietuvių mašinų nematau, bet lietuvių labai daug girdėjau. Vaikšto, kalba, bet visas mašinas Latvijoj. Apžvalgos bokštą vėl privažiavau. Šitas jau didesnis negu pirmam dienam. O, papa. Kopiam, pažiūrėsim. Ten ir gale privažiavimas, o čia toks vaizdas. Dar vieną žemėlapį radau. Dabar esam kažkur čia. Ir važiuojam ir man va čia upė, kuri įteka į jūrą ir va ten stovyklavietė, ten turėčiau miegoti. Smėliukas, atsargiai. Gerai, pravažiavom. O kaip riedam. Dabar į pliažą ir tiesiai. Tai kaip vaizdelis. Baltas baltas, nežinau, man tai baltas smėliukas. Gražus ir spėju labai purus. Gerai, įvažiuojam. Atsiprašau, kad jūs išbaidžiau. Ar reikia, nepatenkintis? Dviratis invalidas. Viskas nebėra. Kojas, va. Kojelė. Išmalė vis tuos varžtus. Pastačiau, atrėmiau dar vieną kartą ir viskas. Ir jie svoris didelis. Jie kažkaip išsilenkė, sriegis prasisukė, aš ten juos suku, jie vietoj tiesiog sukas ir net nebepriveržė nieką. Ir varžtų aš kitų neturiu. O čia aš nieko nenusipirksiu. Aš ir Kolkoj galvojau nusipirkti, bet tai ką tu ten nusipirksi, tai nėra tokių parduotuvių. Tai jau, dabar be kojelės važiuosim. Nepatogu statyti dviratį, nepatogu kažką nori nufilmuoti, reikia ką, dabar guldytis tada reikės. Labai nepatogu, bet nieko nepadarysi. O, žiauriai karšta. Vėjo nėra, gaunas įlankoje vėjas buvo, į įlankos pusę pūtė. O dabar įlanka užstoja, vos toks į nugarą jaučiasi, bet karšta, smėliukas irgi šiaip savo, porus nekietas, netaip jau lengvai minasi. Važiuojam. Visiškai čia jau laukinė gamta, nei žmonių, internetas dingo, ryšys dingo ir nieko čia nebėra, nei parduotuvių, nei žmonių, nei ryšių. Gerai, bus vėliau kaimeliai ten, ne vienas.
Dabar kiekvieną sustojimą, o taip reikia guldyti dviratį. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie. Sustojau trumpam, papasakot, vat prie važiavau ženklą. Čia įvažiavimas bus į miestelius, tai tikriausiai iš čia ir važiuosiu, nebe paplūdimį. Kaimelis vadinasi Vaidė, latviškai, bet yra dar vienas pavadinimas Vaid. Ir kiek žinau, visur važiuojant dabar bus šioje vietovėje du pavadinimai. Vienas latvių kalba ir vienas kita kalba. Aš nepamenu, kas per kalba, bet ta kalba yra išnykus. Vėliau, kai bus internetas, patikrinsiu informaciją, nes dabar nebepamenu. Bet šita kalba yra išnykus. Šią kalbą kalbėjo aplinkiniai žmonės. Paskutinis žmogus, kuris kalbėjo šią kalbą, buvo mirė 1980 kažkelintais metais. Jeigu neklystu, patikrinsiu, kai bus internetas. Kol kas Rags, iš karto žem 8 km numinta. Saunaks čia toliau bus. Iki Talino. 900 km3. Nida 200 7. Vėl radau vieną jūrų tako vėliavėlę. Jau nusitrynus tokį. Vakar radau vieną, užvakar vieną, tai kol kas po vieną per dieną tik matau. Ne, va truputį tik pavažiavau. Ir vėl vieną vėliavėlę. Va, ant medžio. Iš abiejų pusių net. Va, ženklas jūra ir mer. Nu, jūra, latviškai jūra, kaip ir jūra lietuviškai, o ta kita kalba mer. Visiškai ne į temą. Saunaks. Čia koks sanak, nu, latvių kalba netokios raidės nėra. Dar vienas. Čia šitų, va, ir ten. Čia jau vėliavėlių pilna, kur tik tai ne. Kur nepažvelgsi visur. Saunaks. Čia negyvos dvasios. Tik aš čia net jose namuose neaišku, ar kažkas iš vis gyvena. Ten tokie stovi ir tiek žinių. Tokiais takeliais, takeliukais. Čia daug medžių, kur vėliavėlės piešta. Paplūdimy, tai kur tai ten pripieši? Jo.
Paplūdimy tai nėra kur dėt. Medžiai neauga. O čia miško, tai tą keliu važiuojant, prašau. Nors ir kiekvieną medį žymėkti. Namelis toks ir skelbimų lenta ir paštas visiems gyventojams ir tikriausiai čia jau kultūros rūmai, kokie kultūros namai. Susirenka, šoka čia tikriausiai. Polkas. Cionga duoda. Taip, o čia internetas jau bent jau yra šitam. Nu, jeigu kultūros namai yra, tai ir internetas jau aišku. Lyvų kalba. Lyvai čia gyvena nuo Kolkos rago link Ventspilio ir jie kalbėjo savo kalbą. Jie paskutinis gyvas žmogus, kuris kalbos nešiotojas, jaunas moteris, mirė 2013 metais. Bet tai kalba kaip ir mirusi, bet jinai vis dar yra žmonių, kurie kalba, nes išmokstama. Mirusi kaip gimtoji kalba, bet ne kaip išmoktoji. Kadangi yra kultūros rūmai, ne šitie, kuriuos aš rodžiau, tikrai yra. Tai dėl to jų mokosi, ten moka, gal čia bando vietinius mokyti, aš nežinau, ką čia mokyti, čia gal 5 gryčias, 10 žmonių ir vieni kitus moka, nėra kas veikia, tai mokosi. Trumpam internetas atsirado, notificationas atėjo, kad ateina lietus, griaustinis, kad keletai valandų tikimybė, kad bus smagu, bet kol kas atrodo normaliai. Jokio lietaus nesimato, bet pažiūrėsim. Vis dar taisyklingame kelyje, o dabar 2 keliai. Kaip ten sako? Į kairę pasuksi, turtus rasi. Į dešinę žmoną susirasi. Kur važiuoti? Matau, yra vėliavėlė. Tai turtus gausim. Aš jau užvedęs, tai man žmonos nebereikia. Priminiau, laivų kapinės buvo parašyta. Tiesiog nueikim jūros čia kokie keli šimtai metrų. Ir čia tokia dauba, aš nežinau, čia potviniai įnešė ar kas. Kaip čia atsirado. Paskaičiau, rašo, kad kai buvo draudžiama, kaip sakiau, sovietai pradėjo drausti žvejybą ir tiesiog atgabeno čia laivus, čia tik 76 metais paskutinis laivas. Tai žiūriu, ar dar čia yra kokių. Daugiau čia laivų, 3-4 gal kokie. Kad čia labai jau viskas sutrūnyja. Ten tiesiog prašyta, kad kaip ir gyvybė, laivai gimsta ir miršta ir miškas pasiglemžia. Pasiema savo. Per tokį smėlį reikėjo stumt dviratį.
arba neįmanoma. Va, vėl viskas. Pliaže. Toliau kelias eina pliažu. 30 km jau šiandien nuvažiuota. Nežinau, kiek čia dar 10 su trupučiu tikriausiai liko. Laiko daug, 2:30 tik tai sočiai dar laiko turim. Nu, aš ten nežinau iš tikrųjų stovyklavietė, ar daug ten bus užimtų vietų, galbūt ten visi suvažiavę, ten gal reikia kuo anksčiau nuvažiuoti užsiimti, aš neįsivaizduoju. Gerai, važiuoju paplūdimiu. Kol kas lietaus nėra, vėjas didelis, saulytė šviečia, kol kas viskas gerai. Neaišku, kur tie debesys eina, į kurią pusę. Nusprendžiau išsimaudyti. Labai karšta, kol saulė šviečia, kol geras oras, nes neaišku, jeigu paskui bus lietus, apsiniauks. O vanduo tikrai šaltesnis nei įlankoje. Net kojas truputį gelia. Gerai. Galima bus važiuoti toliau. Na, atvykau. Sikraks kaimelis. Važiuoti dabar į gilumą, pro jį link tų stovyklaviečių prie upės. Prie upės ir prie jūros. Dviratukas stovi. Vis ieškau vietų, kur atremti, nes arba guldyti, arba atremti reikia. Dabar negaliu belė kur stoti. Sikraks miesto pagrindinė aikštė. Viskas. Važiuojam toliau. Centre pabuvojam. Kokia atkarpa. Važiuoju. Toks miško takelis. Ir smėlis. Neįmanoma ir labai sunkiai. Vidury laukų nežinaišku, kur stovi informacinė lenta. O čia pasakoja, kad šitas kelias, kur aš važiuoju, tai čia buvo anksčiau Siauruko geležinkelis. Čia važiuodavo traukiniai. Ir avarija kažkokia. Nuvažiavo, nubėgi. Na va. Ir kaip tokiu smėliu važiuoti. Ir pastoja taip. Ten truputį geriau ir smėlis. Truputį geriau ir smėlis. Niekaip nevažiuojam. Tuščias tai važiuotum gal lengviau. Bet ne su kroviniu. Aš čia pusę namų susikrovęs važiuoju. O, mėlynės radau. Paragaukim. Vakar irgi radau, bet buvo labai rūgščios. Panašiai rūgščios. Oi, kiek čia jau daug. Va, prisirinkau truputį. Jos ir turi būti rūgščios, nesaldžios. Vaikystėje cukraus įsidėdavom su pienu, tai būdavo saldu. Nepatikėsit, važiuoju. Vanduo ant žemės. Paliko. Čia kaip tam, kur Australija bėga, kur vandenį palikinėja. Žiūrėkit. Va. Ir dar gal gan sena. Va, net netidaryta. Tikėtė sutrinta, net nesupras, šis cirklakiai. Vanduo. Bet neatidarytas dangtelis. Matot, kaip būna? Gal tas Australijai, kur bėga, jam ten rimtai palieka žmonės, atsiranda pakeliui vandens. Tiesant, neaišku, gal kažkas pametė, gal, aišku, nieks nepalieka, palikinės. Bet žmogus nešėsi, žabaliai šitie labai kanda. Čia daug tų žabalių. Tai ką dabar daryti? Tai
pasimti vandenį reikia. Vanduo čia aukso vertės. Na, pasiemam. Jeigu jau radom, tai pasiemam. Kažkokie apleisti pastatai. Važiavau. Vat, čia ir daug. Ir čia nesupras, nežinau. Na, čia prie tų siauruko bėgių kokių, o ne? Gal čia kažkas buvo kokias stotis. Kokia čia stotis kaime. Batas. Kojas atsargiai reikia žiūrėti, kur deda. Va kaip medis užvirtęs jau. Oi. O dar ir tapeta ir kas čia lūpas. Būtų šaunu. Būtų taip, spėju. Įdomu, kaip sureaguočiau, jeigu kažkas būtų, koks žmogus. Taip, čia dar kambariukas. Su medinėm lovom. Viskas šitas pats, nieko nėra. Bet vat buvo kažkas tai čia. Kažkada. O, šitas visai nieko išsilaikęs. Čia ponam jau galima gyventi. Taip. Čia tas pats. Šitą pastatą apžiūrėjom. Dar vienas pastatas. Pala. Tai čia dar ir kiek jų. Čia dar va. Ir ten. Akis kokia. O čia žemuogės auga. Dabar žemuogės reikia rinkti. Šitas pastatas tai jau vat su langų rėmai mediniai tokie pjaustyti. Jau kažkas rimčiau, gražiau gal buvo, nes ten tai tiesiog stikliniai, tie kvadratiniai, kaip sovietų laikais. O čia gal koks rėmas likęs. Gal čia koks gyvenamas buvo pastatas. Dabar tai aišku nieko čia nebelikę. Taip, kur čia šitą pusę eiti. Tai va, du įėjimai. Jo, vienas ir antras. O, čia jis didžiulis. Iš vienos pusės, vat iš kitos dabar.
Gerai, čia viskas tas pats. O, kažkas. Nu, tai čia kareivis. Karys, automatas, kepurė, maikė. O čia Latvijos žemėlapis. Aišku, tai čia tikriausiai karinė bazė kokia sovietų buvusi. Dėl to ir yra kaip barakai. Einam dar vienas. Ką čia radau? Dažai. Ir valiukas. Ir čia nedažai, kas čia yra. Na, kaip čia išsitraukti. Dina BC. Ką čia dažyt norė? Čia jau truputėlį daugiau dalykų ir durys ir kokios tai išpūvę grindys, skylė. Einu pabandysiu pažiūrėti žemėlapį. Galbūt yra parodyta, kas čia per vietą. Na, turime galbūt pažymėta yra. Tada bus aišku. Bet aš manau, jo, kad kareivinės, va, tiesiog kareivinės sovietų. Nes, nu, o kam čia tas karys? Ir dar tokia atskirai šita siena, kaip stendas, žiūrėkit. Na, pažiūrėsim. Taip, šita pamesta armijos bazė. Latviškai rašo, tai apleista armijos bazė, kareivinės. Bandžiau surasti, kada, kas, kaip, bet jokios informacijos, nieko nėra. Vėliau pažiūrėsiu, reikia važiuoti. Jeigu rasiu, paieškosiu internete, tada papasakosiu, jeigu bus kažkokios informacijos, nes kol kas nieko labai neradau. Atvažiavau iki stovyklavietės. Nu, jinai didelė čia ir žmonių labai daug. Tai va taip tai kažkaip atrodo. Va čia ir upė, o ten toliau už jos jūra. Reikia dabar galvoti tik tai, kur čia apsistoti, nes žmonių labai daug. Na, bet sugalvosim kažką. Štai mano vieta bus. Ant skarduko tokio. Kaip sakiau, upė ir ten toliau jūra. Gerai, reikia pakuoti, statyti palapinę, valgyti ir maudytis. Pasistačiau palapinę, krepšius atidarinėjau ir radau 2 bulkutes, kurias dar pirkau Kolkoj, kai tik pačiam ryte įvažiavau, kai vandenį pirkau. Ir bulkutes pirkau, bet kažkaip viską užgrūdau, sugrūdau ir pamiršau. Tai geras siurprizas, malonus, kai atrandi to, ko nesitikėjai, kad bus. Ir
saldžios, valgau dabar tiesiog. Vat, būčiau žinojęs, kad turiu bulkutes, tai tikriausiai taip nebūčiau, taip skaniai dabar nesivalgytų, bet kadangi aš jau pamiršau ir pavargęs, ir sėdžiu, ir dabar vat reiks gamintis maistą, tiesiog radau, super. Visa suplota, plona pasidarė, bet vis tiek gerai. Antras suvalgysiu giliau. Saulė išlinda. Nuplauksiu dar į tą krantą, pasivaikščiosiu ten, pasižiūrėsiu, kas ten ir kaip. Ir dar yra 2 kiaušiniai. Vienas kiaušinis. Vieno nebėra. Tu ir sūr. Dar košės. Pamiršau aš net, kad turiu, užpilamos košės turėjau. Tai užsipyliau košės, pasidariau arbatos ir štai tada mano vakarienė. Kaip sakiau, pirmą kartą, kuris nenusifilmavo gamtoj, viskas skanu. Tai bevalgyti. Gal todėl, kad alkanas visada gamtoj, nežinau. Vanduo, kurį radau. Kaip sakiau, neatidarytas, va dabar atidarinėju. Va, kamštelis. Vanduo. Tai tiesa žmonės sako. Nu tai, pas mus irgi kaip Australijai. Nu palikinėjai keliauninkam vandens ant kelio. Lietus prasidėjo už langą. Gerai, kad aš jau palapiniai sėdžiu. Toks aptingęs, taip nieko nesinori, miego noris. Tai ką tik patikrinau, šiandien 44 km numyniau, rytoj 70 dar reikės. Jau rytoj link namų važiuosiu. Bandžiau dar ieškoti dėl to pleistų kareivinių, bet nieko neradau internete, jokios informacijos. Eisiu tikriausiai jau pamiegot. Rytoj daug kilometrų laukia, tai reikia pailsėti. Čiau. Latviškai čiau yra ne tik labas, bet ir ate, tai čiau visiems.